Žodžiu, kėliau ryte, rytas ne kažką, važiuojam sekmadienis dabar į varžybas Hairakto, tas modė Jonava. Tai beta-vanino iš karto atsidėjau, skupą, deduosi papildus. Viską, ką įmanoma, bandysim, kad išgyvent, tai bus labai įdomu ir bandysim kažką pafilmuoti, kiek įmanoma. Kofeinas, tai čia iškart šausiu kokias 10 tablečių, 200 mg, ne, jokauju, vieną tabletę. Tai dabar citrulliną dedu. Čia iškart sakau, čia prie workouto buvusio pakuotę, kadangi buvo tokia va, tokių žiauriai nemėgstu, nes tas užsispaudėjęs neužsispaudžia, kaip sakau, juostelę, tai įpyliau šitą. O dabar neatsimenu, ar įdėjau kaušelę ar neįdėjau. Nu, tai įdėsiu dar biškį. Blogiau nebus gal. Va taip. Taip, toliau vitaminas D, omega, su EPA, DHA, C, 1000 magnis, tai čia bus dabar ir vakare, perinas, švaganda, kordyceptas ir L-karnitinas. Tai L-karnitiną šitą irgi šausim prieš varžybas, kad iš riebalo oksidacija geriau vyktų riebalo ir iš riebalo imtume energiją. Tai labai geras daiktas, ypatingai dabar pasidomėjau šitą formą, taip pat turėtų geriau veikti. Nu tai va, šiaip kaip pasibėt nemažai HSN papildų, nes kokybė jų tikrai nebloga, nevilia ir dar proteiną geriau kiaušinio baltymą ir HSN. Tai tiek. Kofeinas. Tai aišku kofeiną ir dėsiu į šeiką, kad po biškį gurkšnočiau. Tam ir nusipirkau kelias skirtingas medžiagas, kad galėčiau pats kombinuoti ir kokį noriu kiekį dėtis, kai noriu prie workouto. Prieš treniruotinio papildo energijai. Taip, tęsim, suvalgiau amforos varškės. Labai skani viską, bet vakar tik pasižiūrėjau, iš tikrųjų, matot, kaip būna, kai neskaitai. Kamilė pasižiūrėjo, kad cukraus yra šitam visam 20 gramų. Tai prieš tokias varžybas tai gerai, bet šiaip tai nelabai kebra, geriau be cukraus. Ir bananą dar suvalgiau ir aišku, mylimos moters bučinys, kad laimėčiau. Studijos, atributai studijos, važiuosim į kitos studijos teritoriją, tai bus labai įdomu. Gerai, kad būsiu ne vienas, mano sportininkų Benu dalyvaujam. Turbūt ant bėgimo jam bus labai gerai, nes jis lengvesnis ir šiaip jis toks kaip stirna. Aš labiausiai pabijau tai bėgimo. Tai bus labai įdomu. Taip tai ką, sudėjau šortus po apačiu, sirengiau dar viršaus rinkinės treningą, oras nelabai. Tai išviesi net nežinau, nei kur važiuoju, nei kas, ar lauke bus, ar viduj bus. Lauke? O tai tu su manim varysi? Nu ten sunku bus, nevaryk geriau. Nevaryk geriau. Gerai, lėkiu dar iki studijos. One on one Maironio gatvėje pasimti batus savo. Palikau savo batus, su kuriais manau, kad būtų geriausia šitą visą įveikti. Ir tada tiesiai Jonavą jau lėkiam ir nežinau. Kaip sugalvojau, tai iš vis random čia prieš 2 savaitės pamačiau postą, kad bus, sakau, modai davai, atvarau. Užrašyk ir tada galvoju, dabar save įmečiau. Aš dažnai mėgstu save įmesti į avantūrą ir paskui galvoti, kaip išsisukti. Bet gal ir gerai, nes tada judi pirmin, kaip sakant, kai esi ne komforte, o diskomforte. Nu, orelis nelabai pasisekė, nes kiek mačiau lauke bus. Atsiuntė fotkę, tai ką, bus, kaip sakant, karšta ir gaivu. Tai gal ir gerai. Nu ką, Jonava. Karto ateities aš kalba, tai dėl mano telefono, kad pjovimo grybą, kaip sakant, mikrofonai vis dėlto nebuvo įsijungę iki galo, tai garsą, kurį girdėsit, kai šnekam, tai bus turbūt iš telefono, bet girdisi, tik susiparinau, nes specialiai pirkau mikrofonus tokiam dalykam, tai nežinau, reikia spręsti, tikriausiai pirksiu ir kamerą. Žybas, tada laukia čia padaryti labai fainą visą stotelę. Kebra reikia laiptais lipti, bėgti tenais netgi, jeigu matosi, ir parbėgti. Nežinau, kaip čia išgyvensim iš tikrųjų. O komentuokit, kaip. Bus labai linksma šiandieną. Aš norėčiau, kad tu už mane galėtum visą bėgimą atlikti. O aš pastumdyčiau svorį. Gal paprašom kokių išlygų? Ne. Noriu tave pakankinti. Gerai. Tai va, fainas varžybas, reiks dar pakalbėti, paskui modę paklaus kaip kas.
ir taip toliau. Labą dieną, kaip sugalvojat? Varžybom tokiam pasiruošti. Tai klubą čia privertė per prievartą. Per prievartą, ne jumis paėmė. Atsisakyti negalima. Supratau, aš pažįstu iš anksčiau Modestą, tai man ir įdomu buvo čia atvažiuoti pačiam pabandyti. Mes matot, iš Kauno atvažiavom, bet jūs Hebra pasikaustė. Tai jūs jau pradėjote ar jau baigėt, ar dabar bus jūsų? Dar vėliau mano bus 12. Supratau, gerai, sėkmės. Nu, abiškai pakalbinam žmonių. Slidės reikstų, viską daryti. Aš matai video vlogą, filmuoju, tai jeigu gali papasakoti į kamerą, prašom. Labai. Ne, tai realiai planas yra toks, tai įrašo kaip ir pilna simulacija. Tai pradėsim nuo bėgimo. Bėgimo trasa, čia nusileidus laiptais. Bėgsim ten metus, čia pasuks į kairę ir du tokie pirmie ratai. Ten matysi sužymėtas stoveliais yra. 500 metrų vienas ratas ir tada parbėgus. Čia nais laiptinė į viršų. Skajergas kilometras, tada po Skajergo vėl išbėgam tą pačią trasą, 2 pilni ratai, 2 kilometras, tada parbėgus antras stotelis stumimas, kaip va šitie kolegos daro. Ja. Tada vėl išbėgam, vėl parbėgam, vėl tada prie rogių jas turėsim prasitraukti ir visą tą seriją praeisim. Bet tai tu kartu visą žiūrėsi, ta prasme? Jo, tai va, mūsų čia yra ir dar kiti savanoriai, kurie mums čia padės su vadovavom. Gerai, malonu. Ačiū. Ieškau, aš klausyk, po Nu, fainai, fainai. Ready? Fine. Blogas laikas. Ačiū, kad filmuojat. Kol kas hangface. Man nebūtų laikų, jau Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. I wake up lonely. There's air of silence in the bedroom. All around. Touch me now. I close my eyes and dream away. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love. Yeah. 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 Who the jiggy nigga with the gold links? Got me reminiscing about my old days. 3-6 suck a nigga dick, no foreplay all day. Booming out the trap through the hallway. Tell me what you niggas know about. Auntie saying turn it down, or she finna call the cops. We been plotting on the op, she the one who got the drop. Just a free quick fix it up, and it's okay. They gon' take me back to my old ways. I was tryna chill, pop sales ever since I got a deal. Kick it with my model chick, sick Chris. Fuck niggas wanna diss, now I gotta let them know it's really drill. Lord pretty Flacco Jordy. Dirty fuck niggas, how you been? Brushing 9 miles, niggas talk 9 every now and then. On the style, gave him style 9 times out of 10. Flacco, Jordy, Flacco, Jordy, Flacco, Jordy, Flacco, Jordy. I ain't never looking for no handouts. Broke ass niggas never helping with their hands out. Find out where the fuck nigga live that we camp out. Screaming fuck the world, never catch me with my pants down. Always been a stand up guy, rather stand out. Grab some and stand spin for dishing with my bands out. I'm the trillest one to do it since pimp, nigga hands down. If a nigga put his hands on me, that's a man down. Trick what? Pimps up, hoes down, hold down, slow down. See they running with my old style. Profile, gold smell, you old now. Thugging with my old style. It's a shame how they low down. Dirty like Adidas on my sneaker feature. Trapping through the speaker, Pete the beeper, brinker. Turning off phones just to reach him, gotta beep him. I'm a lord, motherfucker, better greet him if you see him. Lord pretty Flacco Jordy. Dirty fuck niggas, how you been? You been crushing 9 minds, niggas talk 9 every now and then. On the style, give him style 9 times out of 10. It was Flacco, Jordy, Flacco, Jordy, Flacco.
We did it. Jeigu ne tas vyras, nežinau. Šiaip ne tai. Įvykėm. Laisvai. Pirmas kartas, nebėgau, aš tai nežinau taip laiko. Tai tas bėgimas nužudė. Realiai, jeigu man bėgimas trefkė, o paskui gerai pusėtis daryti nebėra staminos, tai bičiulis, kuris dar staminos turi, va, manęs atidroštas, kaip sakant, prie trefkės, tada ištraukė priekį, paskui aš biškį duodu jam atsipūst. Tai realiai benzė vis ir traukė. Aš buvau toks tavo bolis, kaip sakau. Ne, mano pirmas Hyroxas, tai susitvarkysim. Bet tai varysim dar? Jo, Man patiko. Labai sunku patiko, bet reiks bėgioti. jo, reiks bėgioti ir tempus susitvarkyti, kad vienodai bėgtų. Nesakė 15 sekundžių gali būti tarp mūsų. Tai. Nu tas tai taip, tas patalbų stipresnių pozicijų, jo ką. Vitamino. Šiaip atsistatymų labiau išprakaitavom irgi rekomenduoju yra hidronas. Tai yra kalio didelė koncentracija ir cukraus. Tai labai gerai vandenį sumaišytai. Spaudos pusę ir aš pusę užsimaišys. Tai va, kuris sunkiausias užduotis tau? Nu, apart bėgimą. Burpis. Man įtis. Man burpis apsidai. Matei, va, pats vos skėliau. Jo. Sakys. Tai va, ką reikia pakalbinti kažką. Baigia, ar daro. Nežinau. Ir čia, kaip suprantat, garsas buvo labai prastas dėl vėjo ir dėl to, kad mikrofoną blogai suderinau. Tai, kad būtų viskas aišku, tai žmogus pasako, kaip jam patiko, man čia labai viskas fainai, pasijokė linksma ir taip toliau. Pasakiau, kad maladėts, gerai nubėgo, sako, varysiu dariu varžybas, visą kitą. Nu, taip ir baigiam tą pokalbį, maladėts. Man tai gerai. Mane vertina, man tai Smagu. Bet šitas Hyroxas yra tom ir yra įdomus, kad jisai, nu, įveikiamas visiems, net ir gal pirmą kartą bandant. Jo. Bet supranti, kad kur reikia dar pasitobulinti, bėgimas ar pratimai ar dar kažkas, tai šiaip manau labai geras formatas. Bet vis tiek, kai naujokas ateina, tai po biškį įvedė šitą visą... Jo, taip, ta prasme ir pas mus yra visa serija tų Hyroxo treniruočių. Kiekviena iš jų, ta prasme, turi ir savo intensyvumą, tos treniruotės ir dirbam šitą kryptimą. O kur studija Jonavoj, galite rasti adresą? Jo, Jonavoj fabriko gatvė 5, truputį lauke sportuojam, truputį tenai žydui. Čia labai krūtai, dėl to, kad lauke, tai aš kiek matydavau per video, per podcast, tai čia, žinokit, gyvai dar 10 kartų geriau. Tai va, bent gryn oro nepritrūksta. Apgieną studiją, pavyzdžių, motyvuoja ir man pakelt levelį. Labai smagu, atvažiuosim dažniau pas tave padaryti gal kokią trefkę. Gerai, tai va, galėsim. Gal ir susitiksim per patį Hyroxą. Gerai, dėkui. Kadangi dėl vėjo ir dėl vėlgi mikrofonų garsas neįsirašė šitoje vietoje gerai, tai aš gal pafilmuosiu, kaip žmogus čia vargsta. Čia paskutiniai žmonės, kurie atlikinėjo užduotis, rodėm, kaip daro su slidžiu treniruokliu, dabar rodo, ką atlikinėja su būtent rogėmis jėgos, kad reikia stumti, paskui reikia ir partraukti. Čia biškai sakau pasivaikščioti, pasižiūrėti, kaip sekasi patrukdyti žmonėms, sakau, einam į priekį. Patrukdysim, pavaikščiosim, pasimaišysim, tai tiesiog nuėjau pasižiūrėti, ką daro Hebra. Čia žmonės irgi dirba prie kamulio, kaip mato, žmogus turi išpausti 100 kartų kamulio metimą, jis daro vienas šitą kamulio metimą, tai vienam yra daug sunkiau negu dviese, nes mes tai su Benu pasilinom po 50, o šitas žmogukas, kaip sakant, varo visą 100. Maladės gerai dirba ir eilinį kartą pagyriau, kad Kitą matau, tai faina vieta, faina studija, fainas varžybos, labai gera publika, rekomenduoju šiaip atvažiuoti į Jonavą padaryti treniruotę, viens kitą va papušina, tai cool, labai smagu, labai. Toliau nežinau, turbūt iš epizodo tiek, užteksim šiandien varžybų ir ką mes čia veikiam ir viskas, taip kad matysim sekančiose epizoduose, čiau. Heart rate ir viską, mikrofoną neuždėjau, tai biškį šauksiu, gal nepykit. Tai laikas absoliučiai, nu tai čia nuo tada, kai startą paspaudžiau, aš anksčiau paspaudžiau. Kalorijos štuka 500, average heart rate'as 152, tai visai nedaug dar. Normaliai. Kažkaip galvoju, kad bus baisiau. Max heart rate'as 179, jau pafokusuok. Total čia kažkas kalorijos štuka 500. High exertionas. Kūno baterijos minus 23%, nemažai nuėmė. Recovery 96 valandų. Žybų, kur sudeginau štuką 5. Sportavau valandą 30 grubiai. Nu, dar taip mažai nesusvėręs ir čia jau valgęs ir gėręs. Tuoj pažiūrėsim, ką apsas parodys. Tai jeigu įdomu, tai
98 svėriau 25, 27, 6, tai 27 dieną, šiandien 29. Per 2 dienas skirtumas.